Dar viena opi tema tai būtų inuitų vaikai, pagrobti inuitų vaikai. Pasaulinis kontekstas – vietinių vaikų atskirimas nuo šeimų. Grenlandija. 1951 Danija paėmė inuitų vaikus ir išvežė į Daniją. Tikslas – asimiliuoti ir modernizuoti vietinius gyventojus. Vaikams drausta kalbėti gimtąją kalbą. Danija 2020 oficialiai atsiprašė. 1910–1970 Australijos valdžia sistemingai atiminėjo aborigenų vaikus. Jie buvo siunčiami į internatus arba baltųjų šeimas. Tikslas – išnaikinti aborigenų kultūrą per kelias kartas. 2008 Australijos vyriausybė oficialiai atsiprašė. Kanada. 1880–1996 veikė daugiau nei 130 internatų vaikams. Vaikai buvo atskiriami nuo šeimų, draudžiama kalbėti savo kalba. Daugelis patyrė smurtą, prievartą, nepriežiūrą. 2021 metais pradėti rasti masinės kapavietės buvusių mokyklų teritorijose. Kanada pripažino tai kaip kultūrinį genocidą. Jungtinės Amerikos valstybės. Nuo XIX amžiaus pabaigos iki XX amžiaus vidurio veikė šimtai internatų. Šūkis buvo Kill the Indian Safety Men. Sunaikinti kultūrą, palikti žmogų. Vaikai buvo verčiami atsisakyti savo kalbos, religijos, tradicijų. 2022 metais JAV vidaus reikalų departamentas paskelbė oficialų tyrimą. Dabar tai vyksta ir Rusijoje. Rusai grobė ukrainiečių vaikus. Taigi, kas nori ištrinti mūsų istorinę atmintį? Tai kitame mano video Grenlandija 3.